Šiandien mokysime stulpelį be užmetimo, paprastą stulpelį. Vėl pradėti grandinėlę iš 1, 2, 3, 4, 5 kilpučių. Stulpelis be užmetimo, tai bus aukštis vėl viena kilpelė papildomai. Neužmetu jokio siūlo, prakišu pro antrą kilpelę vašelį, ištraukiu siūliuką, lieka siūliukai tada 2 ant vašelio, tai tiesiog prakišu šitaip. Ir gaunasi mūsų pirmas stulpelis. Tada vėl be jokio užmetimo į sekančią kilpelę įkišu vašelį, užkabinu siūlą ir padarau antrą stulpelį. Vėl trečias. Čia grynai stulpelis be užmetimo. Ketvirtas. Ir į pačią paskutinę kilpelę bus 5. Ir vėl pati pradžia nėrimo antroji eilutėj. Viena kilpelė, apsuku darbelį ir vėl įkišu į pačią pirmą akutę. Ir vėl tuščias vašelis pro akutę, užmetu siūliuką ir prakišu pro 2 kilpeles. Ir taip neriu, kiek man reikia. Kiek pasakyta, norimam darbeliui nerti. Taip gaunasi darbelis. Vėl skaičiuoju akutes ir vėl į paskutinę, kur yra kilpelė, vėl reikės įnerti atitinkamai stulpelį, tik tais tiek, kad visą laiką pastoviai skaičiuoju, eilutė negali būti trumpesnė nei 5 stulpeliai, todėl kad turi būti ilgis 5 kilpelių, kaip kad buvo pačioj pradžioj.